Ir paskui, kai Rudnosiukas grįžo iš tremties jau namo į savo gimtą mišką, jisai labai nustebo pamatęs, kad tam miške labai daug priešų. Kažkaip labai pasikeitė visi žvėris, žmonės. Ir Rudnosiukas šiaip pats neturėjo priešų, bet priešai jį turėjo. Jam buvo labai sunku. Jisai nenorėjo turėti priešų, jisai priešinosi priešų turėjimai. Savo priešais jis laikė savo negerus poelgius, kurie yra priešiški jo geriam poelgiam, bet niekas to netikėjo. Ir net pats didžiausias Rudnosiuko priešas netikėjo, kad jis nėra didžiausias Rudnosiuko priešas. Jis ateidavo pas Rudnosiuką ir sakydavo: aš tavęs nekenčiu, o tu manęs. O aš tave myliu, sakydavo Rudnosiukas. O už ką? Juk aš tau nieko gero nepadariau. Myli už tai, kad tau sunku gyventi, juk nelengva yra nekęsti, ar ne? Oi, sunkus darbas. Labai sunkus. Va, pažiūrėk, dantis nuo grėžimo jau baigė sudilti. Susipraudino priešas. Na, neverk, neverk. Rudnosiukas paglostė didžiausiam savo priešui galvą. Ką nors sugalvosim, klausyk, jau sugalvojau. Jau, klausyk, o jeigu tu mane primuštum, gal tau palengvėtų? Gal ir palengvėtų. Sukūkčiojo priešas, užsimojo ir Rudnosiukui nosį. Rudnosiukas nusišluostė nosį, sako: na kaip, jau geriau? Geriau. Gal dar sykį? Ne, ačiū, užtenka. O tau nelabai skaudėjo? Ne, nieko, man svarbu, kad tams tai buvo malonu. Koks tu vis dėlto nuostabus priešas, ištarė pro ašaras susigraudinęs priešas ir nebeištvėręs apsisuko ir pabėgo. O Rudnosiukas sėdėjo ir slapta džiaugiasi, kad didžiausiam savo priešui bėdoje padėjo. Paskui nuėjo miegoti. Atsigulė ir galvoja, kaip man dabar susapnuoti sapną, kuriame nebūtų nei vieno priešo, net paties mažiausio. Ir susapnavo. Sapną apie sapną. Naktį gatvėmis bastosi sapnas ir niekur neranda savo vietos. Randa langą įsilipa, randa lovą įsiropščia, o čia jau guli ir keikėsi baisus košmariškas sapnas. Randa langą įsilipa, randa lovą įsiropščia, o čia jau guli ir keikėsi baisus košmariškas sapnas. Visos lovos lyg ryto, pilnos baisiausių sapnų, kraujas aimanos ugnis ir juos sapnuot nesmagu. Ak, mano mergaitė, kaip noriu tave susapnuoti 10 000 kartų sode skinančią obuolius. Ak, mano mergaitė, kaip noriu tave susapnuoti 10 000 kartų sode skinančią obuolius. Auštant pavargėlis sapnas atsiremia į sieną laiptinėj ir susapnuoja mergaitę rudenį skinančią obuolius. Į didelį pintą krepšį perištą mėlynų kaspinų obuolius deda mergaitė, o sapnas laimingas kaip vaikas. Ak, mano mergaitė, esu tave jau sapnavęs ne 1000 kartų, pasislėpęs už kaimynų obels.